švilpė, kad ji turėjo vėl užsimerkti. Mortena susigūžė. Tik jo galva kyšojo pro dėžės kraštą. Pusiaukelėje į viršūnę pasirodė kelios ponios. Jos šnekėjo nesustodamas. Ir jei senelė ar Mortenas būtų judėję, būtų supratę, kad jos šneka kažkokia svetima kalba. Jos gyveno slėnio viešbutyje, o dabar traukė į ilgą žygį. Bet šliuožti slidėmis jam sekė. Slėptis viena už kitos, tai tas galėtų ką padaryti. Motinas ir senelė